Labas visom, pradedame 4 pamoką ir 4 pamokoje mes megsime būtent kūno dalį ir rankovės. Bei išimsim, ne tai, kad išimsim, bet rankovės dalis perkelsime ant pagalbinio siūlo ir taip pradėsime megzti kūno dalį. Taip, gal iš karto tuomet ir pradėkime, kažkokios papildomos įžangos aš nedarysiu. 4 pamokai, tai štai, sustojome mes 3 pamokoje, kuomet baigiam megzti būtent pilnai visą klasikinio reglano pagonai liniją. Dabar matome, kad mes turime tokius 4 takelius reglano. Tai reglano linijos vidurinioji akis iš visų pusių eis į kūno dalį, ne į rankovės, o į kūno, tiek į priekį, tiek į nugarą. Tai čia mūsų mezginio pradžia, tai perkeliam, tiksliau permesgam gerąją, paliksime mes čia priekiui. Dabar, beje, galima rankovės ir perkelti ant valo, nebūtinai siūlą, bet man su siūlu yra patogiau ir taip neįsitampo akis būtent ta pirmoji ir paskutinė, kadangi prisukus būtent šitą užkrito stoperiuką, tam, kad tą stabduką, tam, kad akis nepabėgtų. Tai pirmoji ir paskutinė akis šiek tiek išsitampo, su siūlu yra mano manimu yra gražiau išlieka akis, nes vis tiek mes mezginį vartom mezgant, tai aš visada persikeliu ant pagalbinio siūlo. Tai tiesiog visas rankovės akis perkeliame ant pagalbinio siūlo, išskyrus irgi tą reglano akį. Tai visas akis iki žymeklio persikeliame ant pagalbinio siūlo. Štai, persikeliame visas akis. Aš įprastai pasilieku gan ilgą siūlą, tam, kad būtų patogu matuotis, nes kaip ir jau nekartą minėjau, būtent šį modelį mezgu taip, kad aš jį kuo dažniau matuočiausi, o neatlikinėčiau kuo detalesnių skaičiavimų. Tai aš palieku kuo daugiau siūlo, kad nevaržytų, kai matuojuosi. Taip, žymeklio jau mums nereikės. Na ir dabar pažastis. Kalbant apie pažastis, iš esmės jas reikėtų akių dėti skaičių tokį išsiskaičiavus pagal pažasties plotį. Įprastai mano atvejais tai būna moteriška megztukė netgi iki 16 akių, kas automatiškai išplatina būtent tą rankovę pažasties dalyje. Man asmeniškai, kiek aš tai darius esu su žakardo megztukais, man iš tikrųjų tos rankovės neįtin patinka. Todėl, nes man rankovė kuo tiesesnė, tuo man ji yra gražesnė. Tai vadinasi, ji kuo siauresnė, tai tuo man gražesnė. Tai aš neskaičiuoju papildomai, kiek pažastyje reikėtų pridėti akių. Aš taip vizualiai moteriškam įprastai pridedu 5 akis. Ir tai darau labai paprastai, tiesiog persuku siūlą. Taip, 1, 2, 3. Taip, vis tik aš čia pasidėsiu žymeklį, žinodama, kad čia yra mūsų eilės pradžia. Taip, 1, 2, 3. 1, 2. Ir mezgu toliau. Taip, aš tik taip. Ir mezgu toliau. Nugarą pilnai iki reglano akies, tiksliau su visa reglano akim aš turiu permegzti pilnai nugarą, irgi perkelti reglano akį į nugaros dalį, rankovę palikti tik tai su pridėta akimi. Štai susitinkame prie kitos rankovės, žymeklį padedam, permezgam reglano akį, taip atsikerpam siūlą kitai rankoviai.
Ir perkeliame kitos rankovės visas akis apart reglano akį ant pagalbinio siūlo. Štai perkeliame visas akis iki žymeklio. Žymeklį padedam, adatą irgi padedam, surišam mazgą pagalbinio siūlo. Kažkaip šiek tiek netaupiai aš esu šituo pagalbiniu siūlu. Kai žiūriu į telefoną daugiau, netiesiogiai ką darau, tai nelabai pajutau būtent ilgį to pagalbinio siūlo, tai šiek tiek netaupiai. Taip, tai dabar vėl mes turime pažastį, pridedam 5 akis, 1, 2, 3, 4, 5. Ir mezgame toliau. Ir dabar susitiksime mezginio pradžioje. Tai susitinkam ne mezginio pradžioje, bet eilės pradžioje. Štai numegztos 3 akys mūsų pridėtos pažastyje. Ir dabar šiek tiek noriu vizualiai vaizdą parodyti, kaip jis atrodo. Dabar mūsų mezgimas bus tiesiog į apačią tiesiai, be jokių pakeitimų. Štai taip atrodo. Tai dabar dar tuo pačiu aš noriu šiek tiek pakalbėti apie šį modelį, nes sulaukiau klausimų dėl šio modelio, jeigu megzti oversize. Tai noriu tik pasakyti, pats šis modelis jau iš savęs jisai yra klasikinio modelio. Jisai vadinasi yra ne oversize'as, jis yra ganėtinai siauras, nepasakyčiau, kad aptemptas, bet klasikinis modelis. Norint turėti, megzti tuo pačiu principu, bet oversize be abejo galite, aš už, kad improvizuoti, keisti, modeliuoti, nuo savęs kažką pridėti, automatiškai jūs gausite kitokį, tokį kaip tik jūs norite, būsit tuom išskirtinės, tai aš tik tai už ir tikrai galite megzti, bet tuomet pečių liniją jūs turite megzti ne iki peties, kiek petys yra, bet turite leisti petį ir žemiau. Nes jeigu jūs būtent šią dalį numegsite kaip priklauso, kaip baigėsi petys ir viskas, ir nuleidusios būtent rankovės numezgusios, jūs bandysite iš megztuko oversize daryti šioj dalyje, tai jūs gausite paprasčiausiai šitoj daly, čia gausit kaip ir iš dalies aptemptą viršų, o čia gausite tokį išgaubimą, nes jūs šonuose pridedinėsit, nežinau, jeigu dar priekį ar gale sugalvosit pridedinėti, tai jūs gausite tokį, jis bus išgaubtas, bet būtent tik šitoj daly ir tai nebus oversize'as. Tai jeigu jūs norite tikrai plataus oversize megztuko, tai jūs tuomet turite šią dalį leisti į apačią ir automatiškai jums platės rankovė, tai liks tokia pati, prie oversize'o tai turbūt ir rankovės norėtųsi šiek tiek platesnės, tai automatiškai ir į apačią megsite ne taip kaip aš 20 cm, bet kokius turbūt 23 tikrai, gal net ir 24, nes kita vertus, be abejo, kiekviena skirtingai mėgstam ir kiekvienai skirtingai patinka, bet jeigu taip išlaikant proporciją, tai rankovė turėtų būti ir kažkiek tai irgi platesnė. Tai turėtumėt rankovę irgi turbūt
šiek tiek platesnė megzti, bet jau jums ir kūno dalis ji bus ženkliai platesnė. Ir tuomet jau jūs išgausite tą vadinamą oversize megztuką. Iš ties aš turiu tokio modelio megztą tuniką suknelę iš Kašmyro, Lana Gata, siūlų balta, mano suknelė buvo megzta, tik ji buvo megzta iš apačios į viršų, tai pagonų ta viršutinė linija, tas antpetis, būtent peties ta linija, ji yra vizualiai kažkur tai čia. Iš esmės aš pati netgi planuoju tokio tipo megztuką nusimegzti platų, bet būtent su pagonais, bet tą vadinamą oversizinį, nes būtent šis, kai mes kalbam, kad pečių linija yra su pečiu lygiai, tai oversizo jūs nenumegsite. Tai jau reikėtų pergalvoti ir tuomet viršų kaip megzti, nes kitaip negulės jisai gražiai tas jūsų megztukas. Tai va, tai tiesiog, kadangi manęs buvo užklaususi klientė būtent apie tai aš tuo pačiu pasidalinu šiame video savo pačios įžvalgomis, kaip man atrodo, kaip turėtų būti, kaip gražiau atrodytų, tai aš tiesiog nuo savęs rekomenduočiau tuomet pečių liniją leisti šiek tiek į apačią. O kalbant apie šią pamoką, tai mes dabar tiesiog mezgame į apačią, kiek jūs norite centimetrų. Aš planuoju kažkur tai apie 34 megzti į apačią nuo pažasties. Be abejo matuosiu, žiūrėsiu ir dabar jau susitiksime, kai numegsime mums reikiamą ilgį ir susitiksime megztuko apačios užbaigime. Taip, numezgiam mums reikiamą ilgį. Aš iš pradžių numezgiau planuotus 34 cm. Pamatavau ir nutariau dar kelis numegzti. Taip, tai galime pamatuoti, koks yra mano ilgis megztuko. Taip, tai kažkur tai 36 centimetrai. Man tokio ilgio pilnai užtenka. Jūs, jeigu norite ilgesnio, tai tikrai galite megzti ilgesnį, o dabar pereiname prie užbaigimo. Atnaros aš nedarysiu, tiek rankovėm, tiek pačiam megztukui atnaros nebus. Tai iškart parodau, kaip aš baigiu būtent šį megztuką. Užbaigimas yra labai paprastas. Pradėsiu virbalais, po to pereisiu vašeliu, nes man su vašeliu yra patogiau. Taip, tai nuimam žymeklį, jo jau mums nebereikės. Dar tuo pačiu noriu pasidžiaugti, kad yra atvykusi naujoji Liki virbalų siunta su keliomis naujienomis šių metų. Tai neatsispyriau pagundai ir iš vienų naujienų išsirinkau savo. Čia 375 dydis, būtent iš naujos kolekcijos Color, kuomet kiekvienas dydis yra skirtingų spalvų. Kadangi 375 dydį aš turiu tik tai vieną, tai pamaniau, kad galiu save pasilepinti šio dydžio virbalais dar vienais. Tai jeigu norite išsirinkti savo virbalus, ar dar nebandėte Liki virbalų, tai tikrai kviečiu į elektroninę parduotuvę www.patriasiūlai.lt ir save palepinti tikrai aukštos kokybės rankų darbo Liki virbalais. Na kągi, perinkime prie užbaigimo. Tai kadangi mano akis eina į tą pusę, kaip matote, taip, žiūri į būtent tą pusę, aš kiekvieną kartą užbaigiant turiu jas persukti. Tai tiesiog, gal aš per greitai, tai lėčiau. Štai, dvi pirmos akys, mes jas sumezgame ir perkeliame. Šitą persukam ir sumezgam. Štai taip. Stenkitės ne per laisvai ir neužtraukti. Taip, nelabai teisingas gal terminas normaliai, bet iš tikrųjų taip, kaip mezgėte, taip ir užbaiginėkite. Ne per stipriai užtraukite, bet ir nelabai silpnai.
Taip, tai aš pereisiu prie vašelio, nes man su vašeliu yra patogiau. Taip, tai virbalą šį aš tiesiog padėsiu, kad jis man netrukdytų. Ir užbaiginėsiu su vašeliu, nes man su vašeliu yra patogiau. Tai tiesiog 2 akis. Štai taip. Sumeskam. Atsiprašau, nesimato taip. Štai. Šitą persukam. Uždedam atgal ant virbalo. Šitą grąžinam ant virbalo. Ir abi akis užsikabinu. Nepatogu, žinokite, aš žiūriu ne į kamerą, aš žiūriu į patį mezginį. Taip, tai žiūrėkit. Štai taip, kišu vašelį į abi akis ir užkabinu. Šią persuku, grąžinu atgal, šią irgi ir štai. Vėl šią persuku, užkabinu ir štai taip. Štai. Štai toks mūsų užbaigimas. Ir dabar viską taip ratu iki paskutinės akies. Tai susitiksime pabaigoje, jau pilnai užbaigiant megztuko kūno dalį. Taip, paskutinę akį mes sumezgiam. Dabar mums į pagalbą ateina žirklutės ir adata. Taip, siūlą nukerpam. Nereikia nukirpti labai ilgo, mums jo daug nereikės, tik tai, kad paslėpti. Taip, dabar šį ištraukiam. Paimame adatą. Ir dabar, taip, mūsų tai yra pirmoji akis, šioji, ji tokia užlenkta. Per ją perkišame siūlą ir į paskutinę įkišame į vidų. Štai ir suformuojame tokią štai tokią dirbtiną kilputę, kaip lyg dar vieną akį. Štai, va taip. Na ir aš perkišu per šią, štai, ir padarome. Ir tiesiog paslėpėme siūlą kažkur tai, ne kažkur tai, o paslėpėme siūlą, tiksliau užtvirtiname ir paslėpėme siūlą mezginio gale, kad nesimatytų, tvarkingai, gražiai. Štai. Ir viskas, mūsų kūno dalis baigta ir dabar jau pereisime mes į megzti rankovę. Taip, tai dabar kaip mezgama bus rankovė. Aš vieną jau numezgiau, kad būtų numegzta ir kad vizualiai mums matytųsi kokia ji. Tai mano moteriška megztukė, ji iš esmės praktiškai yra tiesi ir užbaigimas buvo lygiai toks pats analogiškas kaip ir kūno dalyje. Bet šiek tiek noriu papasakoti pagal schemą, kad jums vizualiai matytųsi. Tai kadangi vyriško ir moteriško megztukų rankovės mezgamos buvo šiek tiek skirtingai, vyriško buvo ganėtinai nemažai kartų sumezgamos akys, iš viso 13 kartų kas 5 eilės. Būtent šiame ilgyje, tai yra 36 cm buvo rankovės ilgis, plus 7 cm mezgama atnara, joje jokie sumezgimai daromi nebuvo. Tai būtent per šį ilgį vyriška megztukė buvo 13 kartų sumezgama po 2 akis iš vienos pusės ir iš kitos. Ties pažastimi vyriško megztuko buvo pridėtos 8 akis, plus rankovė, kai jau mezgame, papildomai yra dar 2 akis, kurias mes pirmoje eilėje sumegsime ir liks ne 8, o
10 akių, nes čia 2 ir 2, sumegsim liks 1, 1 ir viso bus 10 akių. Lygiai taip pat analogiškai yra moteriška megztukė, aš rankovę mezgiau 42 cm, bet kaip ir sakiau, mano rankovė yra pakankamai tiesi, todėl aš tik tai 4 kartus sumezgiau, kas 15 eilių. Būtent kas 15 eilių dariau sumezgimus iš abiejų pusių. Labai minimaliai aš ją susiaurinau, nes kaip ir anatomiškai mūsų ranka, būtent viršutinė dalis yra platesnė negu apatinė rankos dalis, tai automatiškai šiek tiek to siaurumo reikia, bet aš nenorėjau, kad labai jisai ženkliai matytųsi. Ir moteriška megztuke pažasties daly aš pridėjau 5 akis ir bus po 2 akis iš šonų. Čia yra šios akis būtent tam, kad nebūtų skylės. Vaizdžiai aš parodysiu mezgime ir po to pirmoji eilė, ta nulinė, gal vadinkime tą, kur mes būtent nuo siūlo perkelsime akis ant virbalo ir surinkinėsim būtent šios dalies akis. Tai būtent tada ir bus ta nulinė, kuomet mes būtent va šitoj daly po 2 akis kampučiuose turėsime papildomai surinkti, kad nebūtų skylių. Ir jau pirmojoj eilėj mes va šitas akis, taip pat ir vyrišką megztukę, sumegsime ir čia turėsime po 1 akį. Liks tai viso bus 7 akys. Taip, tai kągi, tai pradėkime. Dar noriu priminti, kad mano virbalai yra 3,75 ir man pilnai pakanka būtent akių tiek, kad aš galėčiau megzti laisvai su trumpintais virbalais ir valu 40 cm. Jeigu jūsų akių skaičius bus ženkliai mažesnis arba mezgate plonesniais siūlais, ir jums akių skaičius netelpa pilnai ant tokio valo ir virbalų, tai tuomet keiskite į kojinių virbalus arba į standartinio ilgio ir ilgesnį valą, tarkim 80, 100 ar 120 cm ir tuomet megzkite jau Magic Loop metodu. Tai va, tai ką, pereikime tuomet prie mezgimo. Taip, tai iš pradžių perkelkime akis ant virbalo. Gali akis būti likti ant valo, kuris yra prisukamas valas. Jeigu jums tai patogu, tai tuomet nereikia akių perkelinėti papildomai. Tiesiog jūs šiose vietose su stabdukais prisukate ir po to tik gražinate atgal virbalus ir jau galite megzti. Bet aš kažkaip tai tam, kad man nesitampytų šios kraštinės akis, nes vis tiek mezgant kūną būtent rankovės kilnojasi, mezginys sukamas yra rankose, tai kad neįsitampytų akis, tai man patogu visai ant būtent siūlų likučių tikrai mes turim kiekviena. Manau, nėra nei viena problema būtent kalbant apie siūlų likučius, tai aš juos ir panaudoju dažniausiai tokiems dalykams kaip rankovių mezgimui, tiksliau rankovių akių perkelimui. Tai va. Na tai kągi, tai perkelsime visas akis ir susitiksime jau šioje vietoje, štai čia, kai persikelsim visas akis ant virbalo. Štai perkeliame akis ant virbalo ir dabar pagalbinį siūlą aš nukerpu, man jis jau tampa nebereikalingas. Beje, dar noriu tuo pačiu pasidžiaugti savo žirklutėm, jos yra iš Kate gamintojo, jas turiu jau 3 metus, iš tikrai matosi, kad jomis yra dirbama, tikrai karpau siūlą ir tiesa, aš šias žirklutes naudoju tik tai savo reikmėm, kalbant apie rankdarbius, tik mezgime nieko papildomai jomis nekarpau, tai tikrai skaičiuoja 3 metus.
dėžutė šiek tiek jau pasidėvėjo, pasitrynė, jau šiek tiek kažkur tai ir paplyšo, bet ji kartu su manim visur, plus prisidedu čia dar savo visokių pagalbinių priemonių, tai vertos dėmesio žirklutės ir kaip tik šiuo metu galite jas rasti elektroninėje parduotuvėje www.patrisiūlai.lt. Na kągi, siūlą ištraukiam, jo mums nereikia ir dabar pereiname prie rankovės mezgimo. Tai štai 5 akys. Tai, kad jums vizualiai būtų aišku, mes kalbame apie šią dalį. Va taip ta rankovė ir mes ją meksime, tai mes va taip ją matysime. Tai dabar mums reikės dar žymeklio ir pasičiumpame siūlą. Taip, kad dar jums įsivaizduoti, tai štai šitas kamuoliukas, gaila nepasvėriau, tai jis liko numezgant pilnai kūną. Čia yra antras kamuoliukas, trečią kamuoliuką aš pradėjau pirmai rankoviai, o štai šis yra kamuoliukas iš kūno dalies, tai iš tikro kūno daliai reikia nepilnai 2 kamuoliukų. Tik sakau, gaila, aš nepasvėriau, kiek jisai sveria, tai aš jį pasiėmiau rankoviai, nes anas kamuoliukas trečias, kurį aš pradėjau rankovę megzti, tai jo liko tikrai ganėtinai daug, tai vat tą kamuoliuką tikrai pasversiu ir pasižiūrėsime jau megztuko pabaigoje, kai pilnai numegsime, kiek vis tik liko būtent po megztuko numezgimo, čia M dydis. Ir čia buvo pasirinkta būtent amų siūlai 3 kamuoliai, tai tiesiog smalsumo dėliai pasisversim ir pasižiūrėsim, kokia yra išeiga pilnai šio megztuko. Taip, tai skaičiuojame. Aš pabandysiu turiu papildomai virbalą. Tai žiūrėkite, mūsų tos pridėtos akys, kai pridėdinėjome kūno dalį. Tai yra 1, 2, 3, 4 ir 5. Tai pradėkime nuo vidurio, 1, 2 praleidžiam ir į trečią akį. Jeigu pas jūs, pavyzdžiui, 6, tai 3 praleidžiat ir į 4 akį. Ir aš bedu virbalą, štai žiūrėkit, tokie kaip kilputė yra, būtent čia matote, toksai kaip susikryžiavimas ir vidui vedant yra tokia kaip kilputė. Tai aš bedu čia ir pertraukiu siūlą. Į kitą irgi taip pat, irgi matote, štai čia toks susikryžiavimas ir iš galo mes matome štai va šitą vietą yra, tai mes į ją turime pataikyti. Štai, žiūrėkit, va, matot? Ir pramesgam. Taip, dar kartelį. Taip, antra akis ir lygiai taip pat trečią akį. Štai. Dabar tos, kur sakiau, papildomos 2 akys, kalbant štai čia. Čia buvo 2 ir čia 2. Tai mes prie jų priėjome. Štai, žiūrėkit. Kodėl jos yra reikalingos? Dėl to, kad jeigu mes pradėsime megzti nuo čia, štai čia rankovė, ane? Pažiūrėkite, kokią mes skylę turėsime pažastyje ir tai bus tikrai negražu. Todėl mes papildomai turime dar 2 akis. Taip, tai mūsų, žiūrėkit, va, čia yra ta trečioji, taip, 5 akis buvo pažasčiai papildomai pridėtos. Toliau eina. Galim tiesiog matyti. Štai dar viena eilė akių. Tai bedame į ją. Va čia. Matote, taip? Va. Čia yra eilė akių. Va, ji eina eilė. Eina ir pati pabaiga. Štai. Ir iš šitą tarpą išimam vieną akį ir reglano takelis. Eina, va čia mes pridėjimus darėm iš vienos pusės ir iš kitos ir reglano takelis ir į pačią paskutinę irgi akį, štai mūsų 2.
papildomos akys ir dabar jau mezgame rankovę. Mezgame rankovę iki pat galo, tiksliau iki štai šios vietos. Taip, numezgėme paskutinę akį ir dabar mums reikia vėl padaryti 2 akių pridėjimus. Vėl matome reglano takelį ir štai čia yra pati paskutinė akis. Mes ją išmezgame ir vėlgi matote, štai eina būtent ta eilė ir į ją irgi vedame ir išmezgame vieną akį. Na ir papildomai mūsų tos dar likusios 2 iš 5 būtent išimtų pažasčiai. Štai. Viskas. Tokia pirma, tiksliau galbūt nulinė rankovės eilė yra numegzta ir pradedame megzti pačią rankovę. Tai numezgame 3 gerąsias akis pažasties. Jūsų gali būti skaičius kitas, priklausomai kokį jūs dydį mezgate ir kiek jūs akių dedate pažasčiai. Ir dabar turime 2 šoninės akis. Mes jas sumezgame ir kad žiūrėtų būtent į dešinę pusę šioje dalyje. Dabar mezgame visas akis iki galo, iki kol prieisime pakeltas tas 2 akis iš mūsų šoninės dalies pažasties, kur mes papildomai 2 akis pridėjome, tiesiog gal labiau tiktų išmezgėme, kad neturėtumėm būtent skylės šonuose pažastyje, nes gaunasi toksai savotiškas kaip ir tarpas tarp pažasties ir pačios pažasties ir jau rankovės. Na, aš matau, kol kalbėjau praktiškai pirmą eilę ir numezgiau. Tai mezgame toliau gerosiomis akimis iki pat tų 2 papildomų akių. Jas tikrai lengva jums bus pastebėti, nes jos yra šiek tiek kitokios, jos yra tokios ištrauktos akis, tai tikrai nepraleisite jų. Taip, mezgame iki pat praktiškai galo. Taip, dar liko kelios man akis. Štai, priėjome tas 2 akis, jas persuku, tam, kad jos man žiūrėtų jau į kairę pusę. Ir 2 pažasties akis. Ir dabar nuo šios eilės, būtent nuo šios eilės mes jau skaičiuosime 15 eilių ir 16 eilėje darysime sumezgimus. Tai dabar pačios savo mezgate savarankiškai, aš irgi 15 eilių, nieko nekeičiant, tiesiog ratu, keliaujant iki mūsų pirmų sumezgimų, būtent iš abiejų pusių. Taip, numezgėme 15 eilių. Dedame žymeklį ir dabar matote taip, kad mūsų dabar prasideda 16 eilė, kurioje mes darysime sumezgimus pradžioje ir pabaigoje eilės. Taip, tai 2 akis sumezgame pirmą ir antrą kartu ir kad jos būtų pasvirusios į dešinę pusę. Ir mezgame visą eilę, iki žymeklio liks 2 akys. Štai numezgėme eilę, mums liko 2 akys, kurias mes turime išmegzti ir mes jas persukame ir išmezgame, kad būtų pasvirusios į kairę pusę. Na ir mezgame toliau. Vėl 15 eilių iki kito būtent sumezgimo. Mano piešinys jau šiek tiek
pribraižytas, nes ne iš pirmo karto pavyksta nufilmuoti, kaip benorėtųsi, tai šiek tiek paaiškinsiu, ką aš jaučiau prijuostavau. Tai dabar mes pabaigiam būtent šią dalį, dabar megsim 15 eilių, po to vėl mūsų bus tokie patys sumezgimai, kaip ką tik rodžiau, tada vėl 15 eilių, vėl sumezgam 15 eilių ir 4 sumezgimas. Ir tuomet mes mezgame likusi ilgį, iš viso 42 cm, kalbant apie mano rankovės ilgį. Jūsų gali būti visai skirtingas, matuokitės ant savęs ir būtent matuokite nuo šios dalies. Geriausiai yra matuoti, nes vis tiek mezginys šiek tiek pasėda ir kur yra mūsų realioji pažastis ir megztuko pažastis vis tiek šiek tiek skiriasi, juk mes nemezgame, kad mums būtų įsirėžusi pažastis jau į mūsų pažastį, vis tiek yra šiek tiek to atstumo, tai matuokite nuo megztuko pažasties, kiek jums reikia, mano atveju tai yra 42 cm. Jūs jau žiūrėkite pagal save išsimatavusios. Lygiai taip pat kalbant ir apie būtent sumezgimus, aš dariau tik 4, nes aš norėjau pakankamai tiesių rankovių. Jūs jau žiūrėkite pagal save, jeigu jūs tikrai norite tokios, kad jos būtų labiau siaurėjančios, tai tuomet kas dažniau sumezginėkite. Jeigu norite daryti atnarą, tai tikrai galite drąsiai ją pasidaryti, nes megztukas taip pat gražiai atrodys. O jau kalbant apie pačią atnarą, kuri yra viena gera, viena išvirkščia, kadangi tai buvo megztuko idėja pati kilusi iš vyro megzto megztuko, kuris turi rankovėse atnaras ir pačia megztuke jisai turi apatinę atnarą ir kuri yra užbaigta būtent su adata, tai aš nusprendžiau šią pamoką padaryti apskritai tiesiog tokią atskirą pamoką, vien dėl to, kad pamaniau, kad jums būtų naudinga visumoje turėti tokią pamoką atskirai, jeigu pavyzdžiui megsite nebūtinai šį modelį, galite bet kažkurį tai kitą ir tiesiog jums reikės prisiminimui, kaipgi vis tik tas yra užbaigimas, tai kad nereikėtų keliauti per visas mano pamokas, kad nereikėtų atsukinėti, tai tiesiog nusprendžiau už tai tokį akcentą, būtent tokią pamoką padaryti absoliučiai atskirą. Ji bus neilga, nes tai yra neilgas mezgimas, tai tiesiog bus tokia trumpa atskira pamoka, tikiuosi aiškiai ją padaryti ir suprantamai. Na tai ką, o dabar mes mezgame iki 42 cm mano atveju ir susitiksime jau būtent rankovės užbaigime. Štai, numezgiam tiek, kiek mums reikia ilgio, mano atveju 42 cm, nuėmam žymeklį ir pradedame užbaigimą. Tai kaip ir kūno dalyje, taip ir rankovėje aš užbaiginėsiu su būtent vašelio pagalba. Tai pradėkime. Taip. Tai 2 pirmas akis nukeliame ir tuo pačiu metu jas apsukam. Štai taip, kad žiūrėtų, matote, taip. Ir permesgame per vašelį abi akis ir stengiamės šitoje vietoje, kad būtų ganėtinai tampriai, tam, kad pirma akis, būtent va šitas ne akis, o šis siūlas neišsitemptų labai stipriai. Taip. Na ir toliau sumezginėjam, nukeliam akį, persukant ir sumezgam. Nukeliam ir sumezgam. Man su vašeliu patogiau yra, tą patį galima daryti ir su virbalais, bet su vašeliu man yra patogiau ir kažkaip tos akys lygesnės gaunasi, tai aš visada užbaigimą, kai darau būtent tokio tipo, aš visada užbaiginėju su vašeliu. Tai dabar keliaujame aplink, kol ant virbalų liks tik tai viena paskutinė štai tokia akis, būtent šioje vietoje. Štai paskutinė akis ant virbalų, ji yra pramegzta per 2 ir dabar mums reikia nukirpti siūlą. Viskas, užbaigimą padarėm.
adatai mums reikalinga adata. Taip, šį siūlą pertraukiame ir kūno dalyje aš šiek tiek suklydau rodydama šioje vietoje, bet jau nenorėjau daryti perfilmavimo ir pati kūno dalyje taip ir palikau. Taip, tai žiūrėkite, dabar mes turime paskutinę akį ir štai va šią pačią pirmą. Tai per pirmą akį mes prakišame adatą ir aš rodžiu, kad štai taip per apačią reikia kišti, tai šitoj vietoj būtent aš suklydau, reikia per viršų ir štai taip būtent mes ir imituosime akį, kurios mums kaip ir tos trūksta, kuri buvo sumegzta kartu. Štai taip mes sujungsime būtent tą tarpelį susidariusi, sumezgant pirmą akį ir viskas. Padarome mazgą ir siūlą paslėpėme vidinėje dalyje. Štai. Štai ir viskas. Mūsų megztukas numegztas. Kaip ir sakiau, kalbant apie atnarą, būtent viena gera, viena išvirkščia, aš padarysiu pamoką atskirai, kad būtų. Ir smalsumo dėliai prigriebiau svarstyklės pasižiūrėti, kiek būtent liko nuo trečio kamulio, kad žinoti, kiek iš viso mums M dydžio megztukui klasikiniam prireikia siūlų. Tai liko 87 gramai nuo kamoliuko. Tai netgi ne 2,5, netgi mažiau negu 2,5 kamulio, kalbant apie amų, siūlų mums išėjo šiam megztukui. Tai va, dabar paslėpiam siūlus, einam megztuką skalbti ir galime nešioti. Dar tik noriu paminėti, kad būtent šios vietos, kadangi visur megztukas yra be atnaros, kuri iš esmės jau iš savęs jinai neduoda riestis, būtent kai niekur nedarėm atnaros, tai gal yra megztukas neskalbtas, to rietimosi dar yra. Tai kadangi manęs klausėt, ką aš darau, aš nieko iš esmės nedarau. Visa esmė yra būtent megztuką išskalbus, gal jis yra šlapias, būtent šias vietas labai gerai išlyginti. Ir iš esmės pats skalbimas yra ganėtinai svarbi dalis būtent megztuko. Šiaip apskritai bet kurio mezginio, nes ties pabaigtume megztuku, mezgimas pats darbas nesibaigia mūsų, nes antroji dalis tai yra būtent skalbimas ir džiovinimas. Tai būtent antroji dalis yra pakankamai irgi svarbi, kaip tinkamai mes išplausime, išgręšime, padžiausime ir kaip išlyginsime mezginį būtent džiovimo būsenoje. Tai aš gal tiesiog trumpai, aš pačio skalbimo nerodysiu, tai aš trumpai tik tai papasakosiu, kaip aš darau. Aš nieko kažko ypatingai nedarau. Tai drungnam vandenį rekomenduoju 30 laipsnių. Aš temperatūros nematuoju kažkokiu termometru, aš rankom pažiūriu, koks tas vanduo, svarbu, kad būtų ne per karštas, plauta, tiksliau tik numegzta megztuką naują, aš plaunu su plaukų kondicionieriumi ir išplovus aš išgręžiu paprastai rankomis. Ir tuomet ant rankšluosčio suvynioju, ištiesusi, tiesiog paprastai iš pradžių ištiesusi, aš jį suvynioju tam, kad jį pakankamai daug nusausinti ir jau tuomet ant kito sauso rankšluosčio aš gražiai išlyginu. Svarbu visos detalės gražiai, rankovę, kad gražiai išlyginti, būtent šias vietas, kurios riečiasi, pečių linijos dalį, kad jinai gražiai būtų ir lygiai. Viską gražiai išlyginam, bet nepaliekam megztuko taip ir džiūti.
tam, kad jisai vis tiek, čia yra ir merino vilnos, tai tam, kad jisai, dar ypač jeigu 100% vilnos mezgate, tai tam, kad jisai po skalbimo neliktų ištysęs, nes bet kuriuo atveju šlapias jisai tampa ženkliai didesnis, negu mes nusimezgiam, ką dažniausiai ir jūs patiriate šoką, skaitau jūsų ir komentarus ir ne tik Patria siūlose, visumoje, grupėse kitose. Tai labai svarbu jam padėti grįžti į savo pradinę padėtį. Tai šiek tiek padžiūvus aš jį pakeliu ir šiek tiek papurtau. Vėl išdėlioju, vėl suglostau, kad visos linijos būtų gražios. Jį vartau. Kas kažkiek tai laiko apverčiu ant, tarkim, jeigu džiūvo nugaros dalis, apverčiu į priekio dalį. Pakoreguoju rankovės. Aš tiesiog ta tokia keitimo po pozą, aš jam padedu grįžti į savo tą tikrą dydį, koks jisai turi būti. Tai kad ir išskalbus negalima jo tiesiog padėti ir galvoti, kad jisai išdžius ir pats savaime susitrauks, tiksliau grįš į savo dydį, kad viskas gražiai bus. Ne, mes turime mezginiui, kaip ten bebūtų, padėti išdžiūti gražiai. Tai va, tai kągi. Einam tuomet slėpti siūlus. Aš kaip slėpiu siūlus šiam megztukui jau nerodysiu, nes tai yra tiesiog galiniai pusėje, paslėpiam tarp šių akių ir bėgam skalbti. Na ir būtinai video pabaigoje, šios pamokos pabaigoje jau pamatysite nuotrauką, kaip aš atrodau su šiuo megztuku. O šiam kartui ačiū, kad žiūrėjote visas prieš tai 3 dalis ir šią 4 dalį ir susitiksime kitose mano rengiamose pamokose. Ačiū.